Sveiki atvykę į Remarkų šešėlį. Šis vaizdo įrašas bus kiek kitoks negu įprastai, nes švenčių metu nesinori kalbėti apie psichologiškai sunkią ir skausmingą literatūrą. Todėl šiandien norėčiau pristatyti 3 man labiausiai patikusias knygas, kurias perskaičiau šiais metais. Jūs irgi būtinai komentaruose dalinkitės savo šių metų knygų deimančiukais, o aš nieko nelaukdamas pradedu. Pirmoji knyga iš sąrašo yra Mario Puzo kūrinys Krikštatėvis. 10 pirmųjų puslapių. Daugmaž tiek man užteko perskaityti, jog suprasčiau, kad savo rankose laikau labai vertingą kūrinį. Knygoje pasakojama apie Korleonių šeimą, kuri valdo vieną didžiausių mafijos tinklų Niujorke. Kūrinys yra įdomus ir dinamiškas, nes jame daug veiksmo ir netikėtų siužetinių posūkių. Pati knyga yra labai lengvai skaitoma, taip ir norisi visą kūrinį perskaityti be jokių pertraukų. Romane puikiai atskleidžiami visi mafijos veiklos užkulisiai. Dalymasis įtakų sferomis, grupuočių karai, derybų menas. Taip pat kūrinyje svarstoma apie tokias temas kaip garbė, šeima, draugystė, išganymas ir taip toliau. Be šitų dalykų man kūrinys ypač patiko dar dėl kelių priežasčių. Visų pirma, kūrinyje parodomas mafijos atstovų moralinis dvilypumas. Viena vertus, Korleonių šeima užsiima amorale ir nelegalia veikla. Skatina lošimus, vykdo žmogžudystes, šantažuoja. Kita vertus, daugelis veikėjų turi savo moralinį kodeksą, kuris netgi vertas pagarbos ir kurį nesunku suprast. Pavyzdžiui, su daugeliu Donės Korleonių mintimis aš visiškai sutikau. Taigi kūrinys atskleidžia, kad kai kurių mafijos atstovų negalima labai kategoriškai vertinti, nes jie yra paprasti žmonės, kurie nusikaltimo keliu pasuko verčiami aplinkybių. Be to, romane yra daug ryškių veikėjų, todėl istorija išlieka visada įtraukianti. Dėl šių priežasčių Mario Puzo Krikštatėvis tapo vienu iš mano mėgstamiausių šių metų kūrinių. Kita knyga, kuri man be galo patiko, yra Džono Irvingo kūrinys Sidro namų taisyklės. Apie knygą labai daug neišsiplėsiu, nes laukia dar atskiras vaizdo įrašas apie ją, tačiau paminėsiu man labiausiai įsiminusius dalykus. Kūrinyje pasakojama apie našlaičių prieglaudoje užaugusio Homero Velso nuotykius. Pirmiausia, man labai patiko Džono Irvingo rašymo stilius. Autorius puikiai moka derinti ironiją ir komizmą su rimtomis ir liūdnomis temomis. Be to, kaip ir Krikštatėvio atveju, knygoje yra daug įsimintinų veikėjų, su kuriais norisi rezonuoti. Vis dėlto kūrinio visa vertė slypi atskleidžiamų temų įvairovėje. Kūrinyje svarstoma apie namus, motinystę, melą ir taip toliau. Džono Irvingo kūrinys Sidro namų taisyklės mano atmintyje išliks kaip itin šiltas veikalas, kuris nagrinėja sudėtingas ir rimtas temas. Paskutinioji knyga simboliškai yra Kazuo Išiguro romanas Dienos likučiai. Kūrinyje pasakojama apie liokajų Stevensoną, kuris leidžiasi į kelionę pas panelę Kenton, kurią nuo seno pažįsta. Kelionės metu vyriškis apmąsto pono Darlingtono dvare praleistą gyvenimą dirbant tarnu. Kūrinys yra lėtas ir kontempliatyvus, tačiau mintis vystoma nuosekliai ir įdomiai. Kūrinyje subtiliai apmąstoma apie senatvę, aklą tarnystę, orumą, žmogaus padėtį visuomenėje. Vis dėlto pagrindinė kūrinio tema yra laikas. Stevensonas jaunystėje taip buvo susikoncentravęs į darbą, kad užmiršo kitus svarbius dalykus – klausytis, suprast ir mylėt.
Kūrinio pabaigoje vyras supranta, kad išvaistė gyvenimą neesminiams dalykams. Man buvo ypač lengva susitapatinti su pagrindiniu veikėju, nes dažnai pastebiu, jog pats elgiuosi kaip liokajus, nuolat užsiverčiu darbais ir pasižadu, kad štai ateityje tai aš tikrai pradėsiu gyventi. Daugiau leisiu laiko su šeima ir draugais, atsidėsiu pomėgiams ir taip toliau. Tačiau laikas bėga, o galimybių gyventi mažėja. Būtent šią tiesą man priminė Kazuo Išiguro romanas Dienos likučiai. Būtent šią žinutę aš perduodu jums, mano mielieji kanalo žiūrovai.